Pirmas jausmas tikrai buvo toks didingas ir tikrai džiaugiuosi, bet po poros sekundžių atėjo kitas jausmas, jog man yra suteikta labai didelė atsakomybė. Taigi, kad ir koks būtų didelis laimėjimas, atsakomybė ateina taip pat didelė. Ko tikėjaisi eidamas į šitą parlamentą ir kokių tikslų vedinas tu kandidatavai? Kadangi praeiti šio parlamento nariai buvo gana neaktyvūs ir nemotyvuoti dirbti, aš jau su didesniu pasiryžimu motyvaciją pakeisti mūsų miesto savivaldybės jaunimo gyvenimą. O ką konkrečiai pakeisti? Konkrečiai ten buvo ir laisvalaikio temos, aš taip pat mainų įvairios programos, kurias mokinių tarybų entuziazmo kelimas, po to buvo dar ir sportiniai užsiėmimai, daug pateikiau įvairių planų. Kaip galvoji, kas pasikeis tavo gyvenime tapus nariu parlamento? Manau, jog tapsiu daug atsakingesnis, aš pajusiu atsakomybę savo rankose ir tiesiog žinosiu, kaip jaustis, turint tokias postą ir tokią atsakomybę savo rankose. Tapsiu savarankiškesnis, manau. Ko norėtum palinkėti mokiniams, druskininkiečiams? Mokiniams, kad jų idėjas visą laiką būtų išklausytos, jog tas idėjas jie reikštų ir nebijotų reikšti ir mes įgyvendinsim tas idėjas.